turim naują vietą. Atvažiavau pamėginti, reikia ištestuoti kregždutę. Ar viskas veikia, ar viskas tvarkoja, kur šitą saulę. O, nes kitą savaitgalį jau Ryga. Tai šiek tiek pasibandom, pasiėmiau padangų, kurias gaila išmest, bet į varžybas nesidėsi. Tai tokias sudeginsim ir važiuosiu namo. Padariau keletą ranų, 5 kokius, tai nukimba, asfaltas naujas. Trasa įdomi tuo, kad yra šiek tiek kalnų, tai pradžiai dabar pratinas iš viso prie mašinos vėl iš naujo. Pradžiai neveikia rankinis, dabar jau lik pradėjo veikti, nežinau, gal užkirmijas buvo kažkoks. Tai va, sėdam dar, gazuojam vėl. Lygios trasos tai dar turbūt būtų mažiavę. Šiaip dar buvo gripo. Rašto jau neliko, bet dar kai tokia lygi trasa, tai turbūt dar būtų mažiavę. Tai va, yra nauja trasa Madžiūnuose, pusvalandis nuo Vilniaus. Visai įdomi, kad yra
Nežinau, ar matysis tokių pakilimo nuolydžio kalniukų. Visiškai naujas asfaltas. Visiškai nevalgo padangų. Sudeginau šiek tiek 4, man atrodo, ar 5 komplektus padangų. Pavažiavau ir su čirba, ir plitokus pagaudžiau. Čia va gal puikiai matysis va tokia va vieta, kur kalniukas ir ten tiesa, o čia va kalnas šitoje vietoje. Tai tokia visai faina vieta, manau, kad pro lygiai tai čia tikrai nelabai. Bet atvažiuoti testam pasidaryti, patestuoti mašiną, tai čia nuostabi vieta. Semi Pro lyga tikrai turės čia ką veikti. Streetas tikrai, Semi Pro, manau, irgi tinkama. Tai labai fainai, labai džiugu. Čia dar sakė, yra galimybė šitą pastatą visą nugriauti ir dar išasfaltuoti. Ir ta būtų dar didesnė ir tada gal jau ir kokie ir pro galima būtų padaryti dalyką. Tai, nežinau, džiaugiuosi, faina, gera. Kas liečia automobilį, labai gerai, kad atvažiavom pasitestuoti. Pasišildžiau padangas, viską, ateinu į posūkį, traukiu rankinį, o jo nėra. Biški nejauku buvo, bet po to jis ten atsirado, nežinau, buvo kažkas įstrigę turbūt. Tai fainai prisiminti. Tikrai reikėjo, tikrai, manau, bus drąsiau, ramiau prieš Rygos etapą. Ko dar nepasakiau? Čia yra tribūnos ir žiūrovai gali žiauriai fainai visą trasą matyti. Į tribūnas patenka irgi per laiptelius ten iš kitos pusės, per šitą praeina ir čia. Buvo faina, ačiū, kad žiūrėt, paspauskit laiką, pakomentuokit ir pasubscribinkit, jeigu to dar nepadarėt. Ačiū. O pasivažinėjus visada reikia nusplaut mašiną. Tai aš plaunu Craigslist HD auto. Dėl to, kad neturiu jokių kitų programėlių apart Carbon. Ir nemėgstu žetonų keistis, iš viso neturiu realiai kešo. Tai tiesiog nukeliauju į Carbon programėlę. Pasirenku plauti. Pasirenku skanuoti QR kodą. Nuskanuoju QR kodą, atskaitau su Apple Pay ir pradedu plauti mašiną. That's it. Labai patogu.